7bet nacionalinė krepšinio lyga jūsų dėmesiui. Kauno rajono Omega Tauras LSU šiandien priima Šakių komandą trenerio Tomo Pačėso. Sūnus Tomas Pačėsas jaunesnysis prisijungė prie Omegos komandos. Stabilių pataikymų, čia greita ataka, Čelka neiškart sugauna kamuolį ir galiausiai praranda tą kamuolį. Iškart atsakymas Vasiliauskas, tas olimpinis medalis. Tomo Pačėso jaunesniojo tėtis Tomas Pačėsas prie komandos kaip žaidėjas. Įdomi sąjunga. Rungtynes laimėjo prieš Joniškio Delikatesą, kuri pataiko po beveik 10 tolimų metimų vidutiniškai per rungtynes. Čia Krivickas. Mažiausias aikštėje esantis žaidėjas, koks išradingas Kevičiaus užtvara. Nusimeta kamuolį Vasiliauskas, Domarkas iš toli, taikliai. Kokie buvo šiandien. Dabar greita ataka, dėjimas iš viršaus, bet ne vidurkis. Renkant po 2 taškus, visi 5 pramesti tolimi metimai. Pastarąsias rungtynes ir 11 naudingumo balų. Su Vyčio komanda Mikštas nuo tritaškio linijos. Jo prasiveržimas 2+1 buvo praktiškai visiškai laisvi. Čia 2-2 ir Čelka, turintis po 14 naudos balų. Subatkevičius dar kartelį. Dabar kairėje krašte Vasiliauskas kuria šansą Vizgardui. Adomavičių Kumelį, Džiaugi, Leliuka ir Čelka. Apsigina Šakiai ir Gabrielius Čelka. 2 rankoms komandos žaidimas. 13 jau rezultatyvus perdamas. Subatkevičius. Jo prasiveržimas, perdamas, karametimas. Dabar galbūt ir kiek buvo paskubėta. Rokas Jocys iškart. Nors yra vienas tikriausių visos lygos tritaškininkų. Rezultatyvių rungtynių ir jau 3 kėliniai buvo tikrai labai rezultatyvūs, net ir 100 taškų. Savo pataikymą iš toli pakėlė po Karasovo šou ir taiklių tritaškių fiestos savo šou. Galeckas nusimetimas Domarkui. Domarkas! Jis pats iniciatyvos, tiesa dabar jo nusimetimas baigėsi klaida. Džiaugys, Mikštas, Jocys ir galiausiai taškai. Šiaip Robertas per pastarąsias 6 rungtynes pataikydavo bent po 3, 24 kiekviena. Deividas Kumelis vienas pats nuskino varžovą ir visi. Vienas iš jų yra Rokas Jocys, dabar jo rezultatyvus perdamas kas sekundės. Vasiliauskas, jo prasiveržimas ir pelno taškus šios vietos turnyro lentelėje. Šios komandos kovoja tarpusavyje, jo taškas. Ir dabar dar klysta Omega, Jokūbas Rubinas pabėga. Įspūdinga rezultatyvumą, 103-97. Šakių Vytis VDU iškovoja šiandien pergalę.